Šiandien mes ieškome apleisto sprunki automobilio. Ei, žiūrėk, jis man skambina. Mes radome apleistą automobilį, bet ar galime jį sutaisyti? Ar turėčiau grąžinti šį automobilį sprunki ar ne? Sveiki, mano brangūs žiūrovai ir mėgstamiausi prenumeratoriai. Mano vardas Slav ir sveiki atvykę į Slav's Adventures kanalą. Ir pažiūrėkite, kas vyksta. Sprunkis, Dževin iš Sprunkio Candy Box'e. Dabar man skambina tikrame gyvenime. Atsiliepkime į skambutį ir pažiūrėkime, ko jis nori. Sveikas, Slavijau. Taip, sveikas, Dževinai. Girdėjau, kad padėjai Blekui. Taip, aš padėjau Blekui. Galite paspausti šią nuorodą ir pažiūrėti mano ankstesnį vaizdo įrašą, kai padėjau kitam sprunkiui. Tai buvo labai blogai iš tavo pusės, Slave. Kodėl tai padarei? Taip, atsiprašau už tai, bet turėjau tai pasielgti. Turėjau surasti jo pikapą. Dabar tu turi man padėti. Taip, jokių problemų. Aš tau padėsiu. Galiu surasti, ko tik nori. Tau reikia nueiti į apleistą kaimą. Apleistas kaimas? Ir ten tu turi surasti mano automobilį. Jokių problemų. Gerai, Dževinai, aš tau padėsiu. Atsiųsk man koordinates. Gerai, vyrai, turime naują misiją. Turime surasti apleistą Sprunkio automobilį šioje apleistoje gyvenvietėje. Taigi, einam, pradėkime savo naują nuotykį. Mes einame teisinga kryptimi. Žiūrėkite, ten kažkokia gyvenvietė. Ir ji atrodo apleista, nes nematau nė vieno žmogaus. Nes toje pusėje, taip, turime tiltą. Tai keista vieta. Ir visas šis laukas tikrai atrodo apleistas. Taigi, jei judame dešinėn, sprendžiu pagal koordinates. Turime eiti tą kryptimį. Automobilis, kurio ieškome, turi būti kažkur netoliese. Galbūt turėtume pereiti šią teritoriją ir tada pamatysime automobilį, kurio ieškome. Bet aš vis dar neturiu jokio supratimo, kas tai per automobilis. Nežinau, kur jis yra ir kaip jis atrodo. Taigi, man tai bus iššūkis. Taigi, eikime toliau ir pažiūrėkime, ar čia netoliese yra automobilis. Nes koordinatės mane atvedė būtent čia. Puiku, žiūrėk, štai jis. Manau, kad tai yra tas dalykas, kurio mes ieškome. O Dieve, tai beprotiška. Šis automobilis atrodo taip pat apleistas kaip visas šis kaimas. O Dieve, tai Audi, apleista Audi. Ir tai beprotiška. Na taip, jis senas. Jis atrodo gana senas ir apleistas, bet vis tiek. Ir tai Audi. Aš sutinku. Taigi, automobilis jau rastas, manau, galime paskambinti Dževinui ir pranešti jam gerasias naujienas, tiesa? Gerai. Dževinas iš Strunkės, jam paskambinsim, tiesa? Sveikas, Dževinai, labas. Labas, Slaviau, kaip sekasi? Taip, viskas gerai, radau tavo automobilį, štai jis. Tai kaip jis atrodo? Ar viskas gerai? Taip, jis šiek tiek apleistas, yra daug sniego, bet aš jį apžiūrėsiu tau, gerai? Gerai. Jokių problemų. Taigi, vaikinai, dabar turime apžiūrėti automobilį, kad suprastume jo būklę ir kas čia vyksta. Taigi, einam. O Dieve. Taip. Tai tikras vokiškas automobilis. Kiek laiko jis buvo apleistas, neturiu supratimo. Taip, norėjau atidaryti duris, bet yra problema. Negaliu to padaryti. Jos kažkiek pažeistos. Žiūrėkite, yra problemų su dažymu. Taip. Žinoma, jis šiek tiek naudotas, bet vis tiek. Įdomu, ar galime priversti šią transporto priemonę važiuoti ir judėti. Taigi, durys yra sulūžusios ir, manau, jos uždarytos, tikrai. Bet žiūrėk, yra viena funkcija. Gali padaryti taip. Štai taip. Taip. Dabar galime atidaryti duris. Taip. Tai paprasta. Oho, pažiūrėk, kaip šaunu. Ir štai raktai. O Dieve. Raktai. Raktai su Audi ženklu. Tai šaunu, tai nuostabu. Tai tikrai yra to automobilio raktai. Oho, salonas atrodo gerai. Iš tikrųjų, viskas tvarkoje.
Taip, salonas gražus. Čia šiek tiek tamsu, bet vis tiek man patinka. Labai šaunu. Taigi, manau, dabar turime paskambinti Džiavinui ir pranešti jam naujienas. Gerai? Taip, Džiavinai, sveikas, dar kartą labas. Kaip sekasi? Automobilio būklė prasta. Yra tam tikrų problemų, bet radau dėklą. Tai gera žinia. Bet tai vokiškas automobilis, taigi tai labai kokybiškas automobilis. Pažiūrėsiu, ką galiu dėl tavęs padaryti. Prašau, pabandyk jį sutaisyti. Bandysiu. Aš pabandysiu jį sutaisyti, atkurti ir priversti veikti bei važiuoti. Prašau, padaryk viską, ką gali. Tikiuosi tavęs. Jokių problemų, Džiavinė, aš tai padarysiu. Pradėkime. Sutaisykime šį automobilį, padėkime raktus čia. Taip, tinka. Puiku. Žinoma, niekas nevyksta, nes šis automobilis yra apleistas. Taip ir turi būti. Bet dabar galime atidaryti. Galėtume atidaryti automobilio variklio dangtį, bet ne dabar. Taigi, tai bus iššūkis. Turime pašalinti visą šį sniegą, kad pamatytume, kas yra viduje. Tiesa? Tai užtruks šiek tiek laiko. Reikia visiškai pašalinti sniegą, kad pamatytume, kas yra variklio viduje. Kaip man jį atidaryti? Yra virvelė su rankenėlė. Manau, kad galiu. Žinau, kaip galime tai atidaryti. Taip. Taip, veikia. Oho, tai puiku. Matome originalų vokišką variklį. Klasikinį. Tai senas vokiškas karbiuratorinis variklis. Taip. Patikrinkime kuro sistemą. Žinoma, mes neturime akumuliatoriaus. Šie laidai yra tušti, bet aš turiu papildomą akumuliatorių savo kuprinėje. Beje, vaikinai, jei vis dar žiūrite šį vaizdo įrašą, tikiuosi jums patinka, kaip aš randu apleistas transporto priemonės ir jas užvedu. Ir taip pat, jei jums patinka Slavo nuotykiai, nepamirškite prenumeruoti ir paspausti vartelio mygtuką, kad gautumėte visus pranešimus. Man tai labai svarbu. Noriu, kad pamatytumėte visus mano nuotykius ir tai bus labai smagu. Tad prašau, prenumeruokite. Dabar turime surasti akumuliatorių. Turime patikrinti, ar yra alyvos. Alyvos yra. Aš manau, kad čia tikrai daug alyvos, ar ne? O kaip dėl kuro? O Dieve, pažiūrėkite. Viduje yra šiek tiek kuro, matote tai. Tad įdėdėkime akumuliatorių ir pažiūrėkime, kas nutiks. Aš nešuosi šią kuprinę su savimi. Didžioji dalis jo svorio mano akumuliatorius, tiesa? Tad įdėkime jį. Teigiamas ir... Oho, ar matei tai? O Dieve, tai labai geras garsas. Tai reiškia, kad yra elektra ir tai puiku. Pabandykime pasukti variklį. Taip, turime uždegimą. Manau, kad taip. Gerai. Turime gerą naujieną ir blogą naujieną. Mūsų variklis nėra užstrigęs. Bloga naujiena ta, kad turime jį suremontuoti, kad galėtume užvesti, žinoma. Gerai, tai buvo sunkiau nei maniau, vaikinai. Manau, turime paskambinti Džiavinui, tam mėlynajam sprunkiui, kad papasakotume jam daugiau apie tai. Kas vyksta? Ei, Džiavinai, taip. Yra tam tikrų sunkumų, problemų su varikliu ir kitais dalykais. Ir visas šis automobilis įstrigęs. Bet manau, kad galiu padaryti viską, ką galiu, kad sutaisyčiau šią transporto priemonę būtent tau. Suprantu, bet jei kiltų kokių nors sunkumų, gali pasikviesti draugus pagalbos. Gera mintis. Manau, greitai paskambinsiu savo draugams. Taip, tikrai, man reikės jų pagalbos. Prašau, paskubėkite, man tikrai reikia savo automobilio. Nesijaudinkite, aš grąžinsiu jums šį automobilį. Taigi, turime kurą, turime elektrą. Žinoma, turime patikrinti, ar yra kibirkštis. Tai labai svarbus laidas. Šitos dalies būklė prasta. Galbūt mums reikia ją išvalyti ir tada viskas gali veikti. Taip. Pažiūrėkite, kiek daug purvo. Pabandykime dar kartą. Taip. Taip. Mes padarėme tai. Puiku. Tai kažkiek veikia. Pažiūrėk į šį seną variklį. Jis veikia ne taip, kaip turėtų, bet viskas gerai. Grąžinkime šią laidą atgal. Puiku. Taigi, galime paleisti šį variklį. Pažiūrėkime, ar galime vairuoti transporto priemonę. Gerai. Oho,
Salonas toks jaukus, man tai labai patinka. Žiūrėk, čia yra pavarų dėžė, ji turi 4 pavaras ir atbulinę. Taigi, važiuokime pirmin. Oho, mes judame. Puiku, taigi šis automobilis gali važiuoti ir judėti. Manau, mums reikia patraukti visą šį sniegą arba nenoriu to daryti, nes neturiu su savimi kastuvo. Paskambinsiu savo draugui ir jis atveš kitą automobilį, kad ištrauktų šitą iš čia. Gerai? Darykime taip. Čia mano juodas Nissan Pathfinder. Mano draugas Antonas atvežė automobilį, kad išgelbėtų šią apleistą transporto priemonę. Antonas nemoka angliškai. Čia ir yra problema. Вообще ничего не понимаешь. Тебя дернуть надо, да? Дернуть. Taip. Ne. Jis nemoka angliškai, bet aš jį radau, kai ieškojau kitos apleistos transporto priemonės. Bet tai buvo greitosios pagalbos automobilis. Galite pasinaudoti šią užuominą ir pažiūrėti ankstesnius vaizdo įrašus, kai sutikau Antoną. Iš tikrųjų, Antonas buvo prie mirties, bet aš jį išgelbėjau. Taip, Antonas. Taip. Gal jis turėtų išmokti anglų kalbą? Kokią kalbą tu moki? Kalbėkime kalba, jazyk, taip? Nu, iš mokyklos prisimenu kalbą. Anglų. Antonai, ar tu kalbėji? Stok, šito tu klausi. Stok. Ką sakai? Pakartok dar kartą, tik pabandyk. Net 2 kartus pabandyk. Aš tavęs nesuprantu, Antonai. Tu manęs nesupranti, не понимаешь? Меня. Parusai. Parusai. Koks tavo vardas? Anton. Antonai, tai gerai, mes kalbamės. Dabar mes kalbamės. Tai puiku. Taigi, mums reikia ištraukti šį automobilį. Tai tavo draugas, tiesa? Ko хуй трос порван, бля? Manau, jie kažką daro, kad ištrauktų automobilį iš šios snieguotos situacijos. Manau, kitą kartą tiesiog pasiimsiu kastuvą su savimi. Tai galbūt būtų lengviau. Bet kas žino, galbūt jie profesionalai, galbūt jie žino, ką daro. Iš tikrųjų, žiūrėkite, vaikinai, mes nepastebėjome vieno įdomaus dalyko. Graži to automobilio galinė dalis, taip, graži bagažinė. Ji labai erdvi ir galbūt mes galėsime ją apžiūrėti kitose savo vaizdo įrašuose. Jeigu norite sužinoti daugiau apie šį automobilį, drąsiai rašykite savo komentarus. Galbūt turėtume išpakuoti to automobilio bagažą. Taigi, bet dabar turime jį ištraukti iš sniego. Sėskis, guli, vairuok. Taip, sėskis. Taip, gerai, jokių problemų. Gerai. Veikia, malonu. Kažkas negerai su varikliu. Tai šaunu, mes tai padarėme. Taip, tai puiku, viskas veikia gerai, viskas veikia puikiai. Jau myliu šią transporto priemonę. Labai malonu. Ačiū, Antonai, ačiū. Tai puiku. Antonas viską daro nemokamai. Nežinau kodėl, nes aš išgelbėjau jam gyvybę. Taip, nes aš išgelbėjau jam gyvybę. Jis visada man padeda su automobiliais ir kitais dalykais. Taip? Taip. Sakykite, ką manote komentaruose? Ar Antonas turėtų mokytis anglų kalbos ar ne? Buvo puiku, mes ištraukėme šį automobilį iš sniego ir dabar viskas gerai, jis važiuoja ir veikia. Ir dabar manau, kad galiu pats jį vairuoti. Paskambinkime Džiavinui dar kartą ir praneškime jam gerasias naujienas. Gerai? Gerai. Sveiki. Sveikas, Džiavinai, kaip sekasi? Ar turi kokių nors naujienų? Turiu puikių naujienų. Mes sutaisėme tavo automobilį, ištraukėme jį iš sniego ir dabar jis veikia ir važiuoja. Nuostabu, tiesa? Puiku. Ar gali dabar atvežti jį į savo bazę? Gerai. Dabar aš pats jį vairuosiu. Ar sutinki su tuo? Visiškai jokių problemų. Daryk tai. Ačiū. Pats atvešiu jūsų automobilį į savo bazę, o tada pažiūrėsime, ką darysime toliau. Gerai? Darykime tai. Taip, ačiū. Antonai, galime vairuoti šį automobilį. Einam. Antonai, sėskis. Taip, sėskis. Operatoriau, ir tu gali atsisėsti. Einam. Išbandykime naują transporto priemonę. Taigi, gerai, pradėkime. Veikia. Puiku, nuostabu, man labai patinka, mes judame. O Dieve, tai taip gerai. Ir stabdžiai. Taip, stabdžiai veikia? Tai beprotiška. Valytuvai veikia? Čia daug automobilių, šiek tiek pavojinga. Ar tau patinka šis automobilis? Gerai. Gerai.
Man labai patinka šis automobilis. Kieta. Man labai patinka šis automobilis. Jis senas, bet labai unikalus. Kaip būti. Oho, šis automobilis iš tikrųjų labai greitas. Ir jį lengva valdyti. Ir žibintai taip pat veikia. Puiku, man tai patinka. Ir jis galingas. Šaunu. Taip. Tai puiku. Šaunu. Čia, tai nuostabu. Viskas veikia puikiai, vaikinai. Tai buvo tikrai puiku. Man labai patinka šis automobilis. Jis toks greitas ir toks pašėlęs. Labai geras, vaikinai. Bet manau, kad turime paskambinti mėlynajam sprunkiui. Pasakykite jam, kad viskas gerai. Gerai? Skambinu Džavinui dabar. Gerai? Taip. Sveikas, Džavinai. Viskas gerai. Atvežėme tavo automobilį prie mano bazės. Ką turėtume daryti toliau? Tiesiog palikite taip, kaip yra. Ir aš pasiimsiu jį 3 valandą ryto. Gerai. Ačiū. Jokių problemų. Kaip sakai, jokių problemų. Paliksiu tai savo bazėje. Iki. Taigi, vaikinai, šiandien 3 valandą ryto Džavinas, tasai sprunkis Džavinas, ateis į mano bazę pasiimti savo automobilio. Bet jei surinksime 30 000 patiktukų po šiuo vaizdo įrašu, galėsime jums parodyti, kaip tai įvyks. Aš visur turiu daug slaptų stebėjimo kamerų. Jei norite pamatyti, kaip sprunkis išsiveža savo automobilį iš mano bazės, parašykite komentaruose ir palikite patiktuką. Žinoma, nepamirškite prenumeruoti mano kanalo ir paspausti vartelio mygtuką, kad nepraleistumėte mano būsimų vaizdo įrašų. Tai tiek. Dabar atvešime automobilį į mano bazę ir viskas. Ačiū, kad žiūrėjote. Mano vardas Slav. Iki. Tai buvo Slav's Adventures kanalas.